Mindaugui dar vienos sudėtingos varžybos su pirmosios lygos klubu, nes ir pirmos su Vilniumi buvo sudėtingos. Jo, iš vienų varžybų, kaip treneris sako, kiekviena komanda gali sužaisti vienas varžybas gerai, tai ir su Vilniu buvo sunku. Ir dabar ypač sunku, stadiono sąlygos dar neleido žaisti kaip norėjom. Gerai, kad laimėjom. Šiandien pagaliau įmušėte 2 įvarčius, kaip pakomentuotum savai? Paprastas. Nu, sunkiau buvo neįmušti, jeigu įmušti, manau. O pirmas įvartis gan Viktoro labai gražus. Kaip manai, kiek galite eiti toliau Lietuvos futbolo federacijos taurėje? Iki galo. Tik iki galo. Anatolijau, dar šiame sezone žaidėjai už komandą, prieš kurią šiandien rungtyniavai. Buvo sunkiau ar lengviau šį kartą? Nu, man buvo labai sunku čia šiandien žaisti prieš Saviškius, buvusią komandą. Buvo varžybos, nu, sunkiau negu įprasta buvo šiandien man žaisti Gargžduose. Dar vienos sunkios rungtynės prieš pirmosios lygos klubą. Kaip matome, pirmoji lyga galbūt nelabai skiriasi daug nuo A lygos pirmenybių. Nu, daug nesiskiria, bet aš manau, kad sekmadienį turėjom labai sunkias varžybas prieš Kauną. Aikštė, aišku, buvo labai nekokybiška aikštė. Tai nežinau, gal mes šiandien ne taip gerai atrodėm, kaip galim. Eivi, gal pirmiausia jūsų komentaras apie dar vienas Lietuvos futbolo federacijos taurės rungtynes su pirmosios lygos klubu. Nu ką, aš dar kartą galiu pasakyti, kad taurės varžybos yra ne čempionato varžybos ir jos visą laiką skiriasi nuo paprastų varžybų ir šį kartą vėl dar kartą pamatėm, kad yra tikrai buvo atkaklios varžybos, gerai, kad viskas gerai baigėsi. Komanda šiandien sužaidė 2 skirtingus kėlinius, pirmąjį nerezultatyvų, antrajame pelnėme 2 įvarčius. Ką sakėte per pertrauką komandai? Ne, truputį pakoregavom, nes pirmą kėlinį pamatėm, kad mes negalime žaisti savo žaidimo, dėl to, kad ir aikštės kokybė šiek tiek blogesnė buvo ir varžovai žaidė, buvo galbūt išstudijavę mūsų žaidimą, žaidė kibiai ir agresyviai. Pakeitėm savo taktiką truputį, gerai, kad viskas pasiteisino. Ir pagaliau įmušom 2 įvarčius po 5 rungtynių. Tai džiugu, kad bent jau 2 įvarčiai ir pergalė, tai yra gerai.